Nepamiršk pažiūrėti mano kitų kanalo video. Tai ką sveiki visi, su jumis ir vėl aš Edgar. Ir dėl kartą sveikinusi su jumis kaip ir neįprastoje aplinkoje, tikėkimės, paskutinį kartą. Kaip matote, esame mūsų tam pačiam Sky Pyramid epizodu, kaip ir pasaulyje, tik su gan neįtikėtina pradžia iš tikrųjų. Ir kaip sakome, vėl padariau tą pačią pauzę, bet kaip sakome, naujos jėgos, nauji darbai. Tai ką dabar galiu pasakyti apie mapą? Dabar pirmą pradėkime nuo to, kas čia viskas įvyko. Pirmas dalykas, turiu tokį Skype, kaip ir susiradau čiuvelį, su kuriuo susipažinome VCH serveryje. Tai tiesiog sakau, davai, tu apsilankyk mano kanale, apsilankė, ne? Bet sakau, žiūrėk, aš tau, yra tokia diela, tarkim, tu man gali padaryti tokį dalyką, kaip ir šventinė atmosfera, labiau tokia mano Sky Pyramid map'e. Tai va, ką jis padarė, tai tiesiog padėjo tokių kaip ir kalnelių, nežinau kaip čia, akmenų luitų, nežinau, čia tiesiog tokių ice blokų padarė, žiūrėkit, netgi eglę, kuri atrodo visai not bad, pasakyčiau. Ką daugiau kaip ir nieko, mačiau ten snowgolemų pridėjo, kurie turbūt ir va čia viską padirbėjo, bet antrą aukštą jie negali uždėti, tai turbūt tai padarė jis pats. Kas čia? Taip, čia mano, dar vienas snowgolemas. Antras dalykas turbūt būtų tai, kaip matot, atsirado šitas tiltas. Ir čia žiūrėkit, visai šie neblogi ornamentai, tai viską aš stačiau pats šitą tiltą, vat. Beje, mano namą, kuris tikrai neša į bažnyčią, čia toks kaip ir, kad langų nereikėtų, tai tiesiog va čia toks kaip ir mano pagrindinių itemų čestas. Žegerkynų turime visai nemažai ir čia yra mano ferma. Melon užaugo, Ok, dabar įsteigę ten ir galim pro kitą išėjimą įeiti. Žiūrėkit, dabar galim pas namo stogą užlipti. Kietai visai. Tai va, ten pridėliau torčių, nes man jau čia tiek mobų buvo tiesiog atsispavninę, kad net nesugalvojau ką daryti. Tai, manau, baigiame kalbėti ir kimbame į darbus. Tai manau, gal netgi mano šitas video išėjo pavėluotai, nes kaip ir ta kalėdinė eglė, kaip ir visi va šitie kaip ir dalykai, kalėdiniai papuošimai, galim tai pavadinti, yra pavėluoti, nes tiesiog kalėdos jau praėjo, ir nežinau, ar iš vis man kelti šitą video į YouTube, nes tiesiog gal jau jūs manęs tiesiog nebenorite matyti savo ekranuose ir tiesiog jau daug kas, manau, pamiršo mano kanalą, iš vis nes ilgai nebekuriu video, bet tikėkime sugrįšime į tas vadinamas mūsų video kūrimo vėžes. Ir dabar, ką aš iškart noriu daryti, tai kaip ir kipti darbus, tai einame čia, pasimsime kaip ir blokų dekoratyvinio, va čia irgi toks neblogas namukas man išėjo, bet jų turime visai nemažai, o ne nemažai, o čia furnesuose damn it, nebebus, va čia galima netgi sniegą nugriauti. Nes šitie mulkiai vis tiek viską atstatys atgal. To aš jį iškirsiu iš tikrųjų. Ne, bet žiūrėkit, dabar papasakosiu vieną dalyką jums. Šiandien tiesiog einu su savo klasiokų gatve ir žiūriu, toks stovi maždaug namas, ne, kuris labai, kurio kaip ir siena, bet čia in real, aišku, siena labai panaši grevelio. Bet nežinau, kas ten buvo, akmuok lygtais, ir mes kažkaip, aš sugalvoju, jisai netgi davė tą mintį, kad per Minecraftą mes taip galėtume atkurti namą tik su gravel, bet kas būtų, jeigu jį nugriautumėm vieną bloką, visas namas tiesiog į apačią susmuktų, bet aš pagalvojau, kodėlgi nepamėginus kažko taip nuveikti ir susidedam visus galimus kaip ir blokus. Ir ką aš sakysiu, nes vis tiek namą turiu, fermą turiu dar uždarą.
Ir turiu netgi kalėdinę eglę, kas yra žiauriai fainai. Ir tuoj palaukiu, dabar ieškau va. Dar ko nepasakiau, tai susitvarkiau stacionarą PC, kuris yra žiauriai awesome. Tik dar viena problemytė, kad jis kažkaip restartuojasi, o šiaip aš su juo jau galėčiau netgi laisvai filmuoti video. Ir ok, dabar ką mes galim pastatyti iš to grevelio? Manau, netgi tą patį namą. Bet va čia yra didžiausias prikolas, kurį aš jau buvau pastebėjęs seniau. Tai kad čia va šviečia viskas, matot, žiūrėkit. Žymiai išsiskiria šito bloko šviesumas ir šito. Nors, ne, rimtai iš tikrųjų. Galite va pats pasižiūrėti čia aplinkui taip šviesiau, bet glustaunas yra ant viršaus. Tai ką dabar aš sugalvojau padaryti, tai net nežinau. Galvoju, kažką reikėtų pastatyti, tai tarkim būtų... palaukit, nusileidžiam čia. Pažiūrim kiek... mes jau nemažai. Bet aplinka čia labai viskas negražiai padaryta. Jeigu mes statytumėm kažką viduj, tai reikėtų viską iškirsti, o čia irono, diamond ir panašiai, nemanau, kad rastumėm. Ir mums atrodo, jau reikės netgi pradėti vykdyti tuos vadinamus achievementus, kurių mes taip ilgai kaip ir nedarome. Tuoj pat prakertam čia biškį, kad galėtumėm gauti stauno. Kiek mes jau? 45, taip turime pakankamai. Net neįsivaizduoju, ką man statyti. Tarkim maždaug, nežinau, šitas akmuo per gražus griauti. Bet maždaug ant kampo galim pastatyti tokį kaip ir namelį, iš kurio taip po žemė bus praėjimas ir tiesiog čia išlysime. O čia bus tiesiog, gal čia strūmas, gal labiau galėsime dėti blokus. Net nežinau iš tikrųjų, arba uždengti šitą fermą. Kaip nors gražiau jie čia patobulinti, neįsivaizduoju netgi. Tarkim, žiūrėkit, jeigu mes darom čia taip dabar, siemam čia stauną ir viską išsidėliojam paeiliui. Tarkim, čia blokas. Taip. Šitaip.